Vardan Allaho, maloningojo, gailestingojo. Izenga. Šlovė viešpačiui, jo vienintelio mes prašome pagalbos ir atleidimo. Mi. Ieškome prieglobsčio pas Allahą nuo mūsų sielos blogio ir blogų darbų. Ką? Allahas veda teisingų kelių, to niekas negali paklaidinti, ir tą, ką jis paklaidina, to niekas negali gražinti į tiesų kelią. Liudiju, kad nėra nieko verto garbinimo išskyrus Allahą vienintelį, neturinti partnerių, ir liudiju, kad Muhamedas yra jo tarnas bei pranašas, Allaho palaima ir ramybė jam, jo tautai, kompanionams ir tiems, kas juos seka geryje. Toliau, iš tiesų monoteizmo tauhido mokslas yra garbingiausias iš mokslų, labiausiai vertingas ir nusipelnęs studijų, nes tai yra visagalio Allaho pažinimas, jo vardų, savybių ir teisių jo vergų atžvilgių. Ir todėl, kad tai yra raktas atveriantis kelią pas visagalį Allahą ir šariato pagrindas. Todėl visi Allaho pasiuntiniai kvietė į monoteizmą. Te visagalis Allahas. Ir mes nesiuntėme nė vieno pasiuntinio anksčiau tavęs, tik apreikšdami jam, sakydami, La ilaha illa ana, niekas neturi teisės būti garbinamas, tik aš. Allahas, taigi garbinkite mane, vienintelį ir nieko kito. Quranas, Surah, Pranasai, 21:25. Jis paliudijo savo vienumą, ir tai liudijo jo angelai ir Islamo mokslininkai. Tarė visagalis Allahas, Allahas liudija, kad la ilaha Illahuva, niekas neturi teisės būti garbinamas, tik jis ir angelai ir turintieji žinių taip pat šitai liudija. Jis visada prižiūri savo kūrinį teisingai. La ilaha illahuva, niekas neturi teisės būti garbinamas, tik jis, visagalis, visa. Ismanantis. Quranas, Surah, Imrano Gimin, 3:18. Atsižvelgiant į monoteizmo svarbą, kiekvienas musulmonas privalo kreipti dėmesį, studijuoti, mokyti kitus, galvoti apie tai ir formuoti atitinkamus įsitikinimus, kad statytų savo religiją ant tvirto pagrindo, ramybės ir nuolankumo, ir kad rezultatai vėliau jį džiugintų. Ir Allahas yra tas, kuris suteikia sėkmę. Autorius 1. Islamo religija. Asterisk. Islamas yra religija, su kuria Allahas atsiuntė Muhamedą, ramybė ir Allaho palaima jam, užanspauduojant ankstesnės religijas savo pranašišką misiją ir taip užbaigiant jas žmonėms, išbaigiant Allaho gailestingumą ir patvirtinant Islamą kaip religiją visiems. Ir iš nieko nebus priimta jokia kita religija. Tarė visagalis Allahas, Muhamedas nėra ne vieno iš jūsų vyrų tėvas, tačiau jis yra Allaho pasiuntinys ir paskutinis iš pranašų. Ir Allahas yra visa žinantis apie viską. Quranas, Surah, Sajunjaninki, 33:40. Ter. Visagalis Allahas, šią dieną aš užbaigiau jums jūsų tikėjimą, užbaigiau savo malonę jums ir parinkau jums Islamą jūsų tikėjimu. Quranas, Surah, My stupidengtas stolas, 5:3. Tarė visagalis, iš tiesų religija Allaho. Islamas. Quranas, Surah, Imrano Gimin, 3:19. Tarė visagalis, ir tas, kas ieško tikėjimo kito, nei Islamas, tai niekada nebus priimta iš jo, o amžinybėje jis bus vienas iš pralaimėtojų. Quranas, Surah, Imrano Gimin, 3:85. Visagalis Allahas įpareigojo visus žmonės išpažinti šią religiją, Islamą. Jis pasakė savo pasiuntiniui, ramybė ir Allaho palaima jam, sakyk, Muhamedai, žmonės, iš tiesų aš atsiųstas jums visiems kaip pasiuntinys Allaho, kuriam priklauso dangų ir žemės karalystė. La ilaha Illahuva, niekas neturi teisės būti garbinamas, tik jis. Jis tas, kuris suteikia gyvenimą ir sukelia mirtį.
Taigi tikėkite Allahą ir jo pasiuntinį. Muhamedą, pranašą, kuris negali nei skaityti, nei rašyti, kuris tiki Allahą. Ir jo žodžiais šiuo Koranu, Tauratu, Tora ir Inžyliu, Evangelija ir taip. Pat Allaho žodžiu, būk, ir jis buvo tai į Isa, Jėzus, Marijos. Sūnus, ir sekite juo, kad būtumėte teisingai vedami. Koranas, Sūra. Oxdibes, 7:158. Sahih Muslim autentik hadis rinkinya. Abu Huraira, tebūnie Allahas jo patenkintas, perdavė, kad Allaho pasiuntinys. Ramybė ir Allaho palaima jam tarė, prisiekiu tuo, kurio rankoje yra. Muhamedo gyvenimas, kad tas iš žydų ar krikščionių bendruomenės, kuris girdi apie mane, bet netiki, su kuo aš buvau atsiųstas, ir miršta tokioje netikėjimo būsenoje, bus tik vienas iš pragaro ugnies gyventojų. O tikėti juo, Muhamedu, reiškia tikėti tuo, ką jis atnešė, priimti ir paklusti. O ne tik laikyti tai tiesa. Todėl Abu Talib netikėjo pasiuntiniu, ramybė ir Allaho palaima jam, nors tai, ką jis pasiuntinys atnešė, laikė tiesa ir liudijo, kad tai buvo geriausia iš religijų. Islamas apima visą gėrį, kurį turėjo ankstesnės religijos, ir skiriasi nuo jų tuo, kad tinka bet kada, bet kurioje vietoje ir bet kokiai tautai. Ter Visagalis. Allahas savo pasiuntiniui, ir mes nuleidome tau, Muhamedai, knygą. Šį Koraną su tiesa patvirtinantį rašą, kuris atėjo iki to ir yra Muhaimin. 2. Didžiai patikimas ir liudijantis tam seniems raštams. Koranas, Sura. Maistu padengtas stolas, 548. O prasmė, kad islamas galioja kiekvienam laikui, vietai ir tautai, yra jo. Islamo laikymasis neprieštarauja tautos interesams bet kuriuo laiku ar vietoje, veikiau tai jos tautos labui. Tai nereiškia, kad islamas yra pavaldus kiekvienam laikui, vietai ir tautai, kaip kai kurie žmonės nori. Islamas yra tiesos religija. Visagalis Allahas garantavo tiems, kurie jos tvirtai laikosi, kad juos išgelbės ir išaukštins aukščiau kitų. Ter Visagalis Allahas. Tai jis, kuris siuntė savo pasiuntinį su teisingu vedimu ir tiesos religija, kad paskelbtų ją virš visų religijų, nors tie, kurie priskiria Allahui partnerius. Tunamegsta. Koranas, Sura, Al, 61:9. Ter Visagalis. Allahas Pasadejo. Tiems iš jūsų, kurie tiki ir daro teisingus gerus darbus, kad jis tikrai suteiks jiems paveldėjimą dabartinių valdytojų žemėje, kaip jis suteikė tai tiems anksčiau jų, ir kad jis suteiks jiems leidimą praktikuoti savo religiją, kurią jis parinko jiems, tai į islamą. Ir jis tikrai suteiks jiems mainais saugę apsaugą. Po jų baimės su sąlyga, kad jie tikintieji garbins mane ir nepriskirs man nieko garbinime. Tačiau tie, kurie netiki, po šito jie yra fasikun. Maistingi agi, nepaklusnus Allahui. Koranas, Sura, Sviza, 2400 hours 55. Islamas yra akida, tikėjimas ir šariatas, Allaho įstatymai, ir jis yra tobulas. tiek akidos, tiek šariato prasme. Vienas įsako monoteizmą ir draudžia politeizmą. 2 įsako tiesą ir draudžia melą. 3 įsako teisingumą ir draudžia neteisybę. Teisingumas yra lygių sulyginimas. Ir skirtingų atskirimas, o ne absoliutus sulyginimas, kaip kai kurie žmonės teigia, kad islamas yra lygybės religija. Skirtingų dalykų sulyginimas yra neteisybė, o islame neteisybės nėra. O tas, kuris tai daro, nėra giriamas. 4 įsako sąžiningumą ir draudžia išdavystę. 5 įsako pasitikėjimą ir draudžia klastą. 6 liepia gerbti tėvus ir draudžia jų nepagarbą. 7 liepia palaikyti šeimos ryšius ir draudžia juos nutraukti. 8 įsako gerą kaiminystę ir draudžia blogą požiūrį į kaimynus.
Paprastai tariant, islamas įsako visas dorybės ir draudžia bet kokį amoralumą. Taip pat įsako kiekvieną gerą ir draudžia kiekvieną blogą poelgį. Tarė visagalis Allahas, iš tiesų Allahas įsako teisingumą, geradarystę ir pagalbos davimą artimiesiems, ir jis draudžia blogus poelgius, bjaurastis ir pre-spotters. Jis perspėja jūs tam, kad būtumėte atidus. Quranas, Surah, Bites, 16 hours 90 minutes. Asterisk. 3. Islamo ramščiai. Islamo ramščiai yra pagrindas, kuriuo jis remiasi. Jų yra 5, jie paminėti. Ibn Umar, tebūnie Allahas jais patenkintas, perduotame hadise, kad pranašas, ramybė ir Allaho palaima jam tarė, islamas remiasi 5 dalykais, liudijimu, kad nėra jokio kito dievo, išskyrus Allahą, ir kad Muhamedas yra jo tarnas bei pasiuntinys, maldos atlikimų, zaketo mokėjimų, pasninkų Ramadano mėnesį ir hadžų piligriminę kelionę. Vyras paklausė, hadžas ir po to pasninkas Ramadano mėnesį? Pranazes. Atsakė, ne, pasninkas Ramadano mėnesį ir po to hadžas. Taip girdėjau. Aš, Ibn Umar, iš pranašo ramybė ir Allaho palaima jam. Vienas liudijimas, kad nėra jokio kito dievo, išskyrus Allahą, ir kad Muhamedas yra jo tarnas bei pasiuntinys, yra tvirtas įsitikinimas. Išreiškiamas ištariant šį liudijimą savo liežuviu, tai yra, žmogus tuo tvirtai tiki. Ir tai liudija savo žodžiais. Šis liudijimas laikomas vienu islamo ramščiu, nors iš tikrųjų tai yra 2 liudijimai viename dėl šių priežasčių. Arba dėl to, kad pasiuntinys, ramybė ir Allaho palaima jam perdavė visagalio Allaho žinią, todėl liudijimas, kad jis yra jo vergas ir pasiuntinys. Papildo liudijimą, nėra jokio kito dievo, išskyrus Allahą. Arba dėl to, kad šie 2 liudijimai yra darbų teisingumo ir priėmimo pagrindas. Nes be nuoširdumo ir atsidavimo Allahui ir be pasiuntinio ramybė ir Allaho palaima jam poelgių sekimo, mūsų darbai negalios ir nebus priimti. Visagalio. Atsidavimas Allahui yra liudijimo, kad nėra jokio kito dievo, išskyrus Allahą. Suvokimas, o sekimas jo pasiuntinio sūna yra liudijimo, kad Muhamedas yra jo tarnas bei pasiuntinys, suvokimas. Iš šio puikaus liudijimo rezultatų yra širdies ir sielos išlaisvinimas iš vergiško pavaldumo tvariniams ir sekimo kitų nei Allaho pasiuntiniais. 2 maldų laikymasis, tai visagalio Allaho garbinimas, jas atliekant teisingų ir išbaigtų būdų, forma bei savo laiku. Iš jų rezultatų yra erdvumo jausmas krūtinėje, džiaugsmas, užkirstas kelias nepadorumui ir blogiui. 3 zaketo mokėjimas, tai visagalio Allaho garbinimas sumokant tam tikrą privalomą turto dalį. Iš jo rezultatų yra sielos išvalymas nuo gobšumo, nešvarumų, šykštumo ir Islamo bei musulmon poraiki tenk inimas. 4 pasninkas Ramadano mėnesį, tai visagalio Allaho garbinimas susilaikant nuo visko, kas pažeidžia pasninką Ramadano dienos metu. Iš jo rezultatų yra sielos sutramdymas atimant iš jos tai, kas jai patinka. Sikiant patenkinti visagali Allaha. 4. 5 hatsas, piligrimin kelion, tai visagalio Allaho garbinimas, lankantis. Uždraustuosiuose netikintiesiems namuose Kaboje, kad atlikti hadžo. Apeigas. Iš jo rezultatų yra sielos sutramdymas materialinėmis išlaidomis ir fizinėmis pastangomis, paklustant visagaliui Allahui. Todėl hadžas yra savotiška kova. Zihad, visagalio Allaho kalaiji. Minėti įvardintų pamatų vaisiai kartu su nepaminėtais daro musulmonų bendruomenė tyra, išpažįstančia tikrąją Allaho religiją ir teisingai bei siningai vesilhiania sumonmis. Nes likusieji islamo priesakai bus teisingi tik tuo atveju, jei bus teisingai atliekami šie pagrindai ramščiai. O tautai viskas bus gerai tol, kol ji tinkamai išpažins religiją, o aplaidumas Laikantis religios,
Proporkingai masina Joskerov. Kas nori, tai geriau. Suprasti tegul perskaito Visagalio žodžius, o jei miestų žmonės būtų patikėję ir turėję takva Dievo baimingumą, be abejonės mes būtume atvėrę jiems dangų ir žemės palaimą, tačiau jie neigė pasiuntinius, taigi mes nubaudėme juos už tai, ką jie užsidirbo daugiadievystę ir nusikaltimus. 96. Ar miestų žmonės tada jautėsi saugus dėl ateinančios mūsų bausmės naktį, kai jie miegodavo? 97. Arba ar miestų žmonės tada jautėsi saugus dėl ateinančios mūsų bausmės popietę, kai jie žaisdavo? 98. Ar jie tada jautėsi saugus dėl Allaho plano? Niekas nesijaučia saugus dėl Allaho plano išskyrus žmonės, kurie yra pralaimėjusieji. 99. Quranas, Surah, Oxtibes, 7 hours 96 minutes. 99. Taip pat verta atsigręžti į istoriją, nes istorija yra pamokymas tiems, kurie turi supratimą ir nušvitimas tiems, ant kurių širdies nėra šydo. O Allahas yra pagalbininkas. Asterisk. Islamo taikajimo pagrindai, akaida. Islamas, kaip jau paaiškinome anksčiau, yra tikėjimas ir įstatymai. Paminėjome kai kurios įstatymus įvardindami islamo ramsčius, kurie laikomi įstatymų pagrindais. Kalbant apie islamo tikėjimą akidą, jo pagrindai yra tikėjimas Allahu, angelais, raštais, pasiuntiniais, paskutinėje diena ir likimo išankstinio numatymo gėrių ir blogių. Šios pagrindus nurodo Allaho knyga Koranas ir jo pasiuntinio ramybė ir Allaho palaima jam, Sunnah. Sabo nigoje Visagali sayastar, Dalvir, Dievo baimingumas. Teisingumas ir visi paklusnus Allahui veiksmai ir te nėra tai, kad jūs gręžiate veidus į rytus ir arba į vakarus maldose. Tačiau albir yra savybė to, kuris tiki Allahą, paskutinėje dieną, angelus, knygas, pranašus, Koranas. 5. Surah, Kave, 2:177. Allahas pasakė apie likimą, iš tiesų mes sukūrėme viską su kadar išankstiniu numatymu, planu, lemtimi, kuri prieš sukūrimą buvo uraita lemties nigoje Allau Chalmachs. 49 ir mūsų įsakymas tėra vienas žodis būk ir tai būna ištartas akimirksniu. 50 Koranas, Surah, Menulis, 54:49-50. Sunoje Allaho pasiuntinys ramybė ir Allaho palaima jam atsakė angelui Džibriliui, kai jis paklausė apie tikėjimą. Tikėjimas iman reiškia tikėti Allahu, jo angelais, jo raštais, jo pasiuntiniais, paskutinėje diena ir likimo gėrių ir blogių. Asterisk. Taik jimas Visagaliu Allahu. Taik jimas Allahu apama katuris dalikas. Pirmas dalykas – tikėjimas Visagalio Allaho egzistavimu. Visagalio egzistavimą įrodo mūsų prigimtis, fitra, protas, šariatas ir mūsų džiausmai. Vienas, kalbant apie mūsų prigimties fitrą, įrodymą, kad egzistuoja Visagalis. Aukščiausiasis Allahas, kiekvienas kūrinys yra apdovanotas įgimtų instinktyvių, o ne dėl apmąstymų ar mokymo tikėjimų savo kūrėjų, ir šis tikėjimas palieka žmogų tik kai kas nors užgožia šią prigimtį. Praneises. Ramybė ir Allaho palaima jam pasakė, kiekvienas kūdikis gimsta su įgimtu polinkiu tikėti Allahu, bet kai kuriais atvejais tėvai paverčia jį žydų, krikščionių ar ugnies garbintojų. Du, kalbant apie mūsų proto įrodymą apie Visagalio Allaho egzistavimą. Akivaizdu, kad visi šie kūriniai, kurie buvo ir kurie dar egzistuoja, turi kūrėją. Nes jie negalėjo atsirasti patys ir negalėjo būti atsitiktinumo rezultatas. Būtybė negali atsirasti pati, nes ji nekuria pati savęs ir jos nebuvo iki egzistavimo, tai kaip ji galėjo būti kūrėjų. Ir ji negali atsirasti atsitiktinai, nes kiekvienas veiksmas turi atlikėją. Visa,
Kas egzistuoja tokioje nuostabioje tvarkoje, tokioje puikioje harmonijoje su glaudžiais ryšiais tarp priežasčių ir pasekmių bei tarp pačių įvairiausių kūrinių visiškai atmeta jų atsitiktinio atsiradimo versiją. Kadangi Tvarkingumas visada yra svetimas atsitiktinumo rezultatui, tai kaip ši tvarka išliko nepaisant pasaulio evoliucijos. Jei kūriniai nekūrė patys savęs arba neatsirado atsitiktinai, tai reiškia, kad kažkas juos sukūrė ir tai yra visagalis Allahas, pasaulių viešpats. Visagalis Allahas paminėjo šį racionalų argumentą ir neginčiamą įrodymą. Suroje kalnas sakydamas, nejaugi jie buvo sukurti iš nieko. Ar jie patys kūrėjai? Quranas, Surah, Kalnas, 52:35. Tai yra, jie neatsirado be kūrėjo. Ir nesukūrė savęs, o tai reiškia, kad juos sukūrė palaimintasis visagalis. 6. Allahas. Todėl, kai Džubair ibn Mutim tebūnė Allahas jo patenkintas išgirdo, kaip pasiuntinys ramybė ir Allaho palaiminimai jam skaitė šią surą. Ir kai jis pasiekė eilutės, ar jie buvo sukurti iš nieko? ar patys buvo Kūrėjais. 35. Ar jie sukūrė dangus ir žemę? Ne, jie neturi stipraus tikėjimo. Allahu. 36. Ar jie turi viešpaties lobius? Ar jie yra visko valdytojai? 37. Quranas, Surah, Kalnas, 52:35-37. Džubair tuo metu buvo politeistas ir pasakė, mano širdis vos neišskrido ir. Tai buvo pirmas kartas, kai į ją širdį įsiskverbė tikėjimas. Pateiksime aiškinamąjį pavyzdį, jei koks nors žmogus jums papasakojo apie gražius rūmus apsuptus sodų, tarp kurių teka upės, o patys rūmai yra gražiai įrengti, juose visokie patogumai ir dekoracijos ir tau sako, šie rūmai su visu tokiu grožiu susikūrė patys arba atsirado atsitiktinai be kūrėjo tu. Neigtum tai, ką jis pasakė, laikytum jo žodžius melu bei nuspręstum, kad ką Jis teigia nesąmonę. Tad ar įmanoma, kad ši didžiulė visata su savo žeme, dangumi, galaktikomis, joje vykstančiais procesais ir nuostabia joje viešpataujančią tvarką atsirado savaime ar atsitiktinai be kūrėjo? 3. Kalbant. Apie šariato įrodymą, apie visagalio Allaho egzistavimą, apie tai kalba visi dangiškieji raštai ir juose esantis teisingi įstatymai atsižvelgiantis į žmonių interesus įrodo, kad jie yra iš išmintingojo viešpaties, kuris žino, kas Naudinga jo kūriniams. Juose esantis pranešimai apie tai, kas vyksta visatoje. Patvirtinti objektyvią realybę įrodo, kad jie yra iš viešpaties, kuris gali sukurti tai, ką jis praneša. 4. Kalbant apie mūsų jausmų įrodymą apie visagalio Allaho egzistavimą yra 2 aspektai. 1. Girdime ir matome, kaip atsakymas į maldą ateina pas tuos, kurie maldomis kreipiasi į Allahą, o ištiktiems bėdoje pagalba ir išgelbėjimas, o Tai neginiamai rodo visagalio egzistavim. tarė visagalis, ir atminkite. Nuha Nojų, kai jis šaukėsi mūsų kadaise. Mes atsiliepėme į jo. Kripamasi, Quranas, Surah, Pranasai, 21:76. Tarė visagalis, atmink kai. Jūs prašėte savo viešpaties pagalbos ir jis atsakė jums Koranas, Sura Karo. Grobis, 8:9. Sahih Bukhari autentiškų hadisų rinkinyje minėta, kad Anas ibn Malik, tebūnė Allahas jo patenkintas, pasakė, beduinas penktadienį įžengė, kai pranašas ramybė ir Allaho palaima jam sakė pamokslą ir tarė, o Allaho pasiuntiniai, turtai buvo sunaikinti ir mūsų vaikai alkani, tad melsk už mus. Allaha, pasiuntinys ramybė ir Allaho palaima jam pakėlė rankas ir meldėsi ir staiga pasirodė didelį debesys tarsi kalnai. Jis dar nenusileido iš mimbar pakilos, o lietaus lašai jau varvėjo nuo jo barzdos.
Kai atėjo kitas penktadienis, tas pats beduinas ar kitas žmogus atsistojo ir Pazak, o alalho paziuntines. mūsų namai buvo sugriauti, o turtas nuskendo. Tad melskis už mus Allahą, tada pranašas ramybė ir Allaho palaima jam. 7. Pakėlė rankas į dangų ir tarė, o Allahe, aplink mus, o ne ant mūsų po to. Kur pranašas tik parodydavo ranką, debesys ten išsisklaidydavo. Net ir šiandien matome, kaip atsakoma į maldą tų, kurie nuoširdžiai kreipiasi į visagalį Allahą ir laikosi maldavimų priėmimo sąlygų. 2. Pranašų apreikšti stebuklai, apie kuriuos daug žmonių girdėjo ir matė. Yra įtikinamas visagalio Allaho egzistavimo įrodymas. Tai yra antgamtiniai reiškiniai viršijantis žmogaus galimybės, kuriuos atskleidžia visagalis. Allahas kaip parama ir pagalba jo pasiuntiniams. Pirmas pavyzdys – pranašo Mozės ramybė jam stebuklas, kai visagalis. Allahas liepė smogti lazda į jūrą, jis smogė ir 12 sausų takų išsiskyrė, tarp kurių vanduo stovėjo kaip kalnai. Tarė visagalis Allahas, tada mes apreiškėme Musai Mozei, sakydami, smok jūrai su savo lazda, ir ji pasidalino, kiekviena atskira dalis tos jūros vandens tapo kaip didžiulis kalnas. Quranas, Surah Potai, 26:63. Antras pavyzdys, praneso Jezos. Ramybė jam stebuklas, kai jis atgaivino mirusiuosius ir išvedė juos iš kapų. Gaves Allaho laidima. Tarė visagalis Allahas apie jį, ir kad gražinčiau. Mirusiji jivenamui Allaho laidamu. Quranas, Surah, Imrano Gimin, 349. Ir tarė, ir kai gražinai į gyvenimą mirusį į mano leidimu, Koranas Sūra. Maistu padengtas stolas, 5:110. Trishas pavyzdys, Muchamido, Ramabi. Ir Allaho palaima jam stebuklas, kai kurai iš tautos žmonės paprašė jo parodyti jiems ženklą, jis parodė į mėnulį, kuris suskilo į 2 dalis, kad žmonės tai matytų. Tarė visagalis apie tai, valanda teismo diena. Prisiartino ir mėnulis buvo perskeltas, kadangi Mekos žmonės paprašė pranašo Muhamedo parodyti stebuklą, jis perskelė mėnulį į 2 dalis. 1. Bet pamatę ženklą jie nusisuka sakydami, tai tėra senoji magija, 2. Quranas, Surah, Menulis, 54:1-2. Šie apčiuopiami ženklai, kuriuos visagalis Allahas atskleidė kaip parama ir pagalba savo pasiuntiniams, yra nepaneigiamas jo egzistavimo įrodymas. Antras dalykas, kurį numato tikėjimas Allahu, yra tikėjimas jo viešpatavimu. Tai yra, kad jis vienintelis viešpats, neturi nei partnerių, nei pagalbininkų. Viešpats yra tas, kuris kuria, valdo ir įsako. Nėra kito kūrėjo išskyrus Allahą. Arba kito valdovo išskyrus jį ir tik jis įsako. Tarė visagalis Allahas, tikrai. Jam priklauso kūrimas ir įsakymas. Quranas, Surah, Oxtibes, 7:54. Ir tarė, toks yra Allahas jūsų viešpats. Jo yra karalystė. Ir tie, kuriuos jūs maldaujate arba šaukėtės vietoj jo, neturi nekimir datulės kaulo plonos. Odelis. Quranas, Surah, Korinijos pradininkas, 35:13. Jei kuris nors neigia visagalio Allaho viešpatystę, tai tik iš puikybės arogantiško atsisakymo. Priimti tiesą perteiktą žodžiais ir netikėjimo tuo, ką pats sako. Kaip buvo Faraono atveju, kai jis pasakė savo tautai, ir tarė, aš esu jūsų. Oxyazaiasis Vispats. Quranas, Surah, Istrokjai, 79:24. Ir pasakė, vyriausieji, aš nežinau, kad jūs turite ilah dievą kitą nei mane. Quranas,